iki žiemos šalčių tikriausiai norėjo suspėti, kad visą rudenį jie turėjo keliauti. Ir sako, greičiau mes nespėsim. Viena grupė nutarė vis tik laikyti šabo, kiti ėjo nesilaikydami šabo, be poilsio, taip sakant. Ir dalis žmonių, reiškia, pasidalino, kad nesiginčytų, pasiskirstė. Mes su tais, kurie laikysi šabo, keliausim, o mes nesilaikydami eisim. Ir kaip jūs manot, kuri grupė pirmoji pasiekė tą Oregoną? Tai aišku, kuri laikėsi šabo, va taip ir parašyta, tie, kurie laikėsi šabo, tiek žmonės, tiek arkliai, taip pailsėdavo laikydamiesi šabo, kad galėjo daug daugiau nukeliauti kitas 6 dienas. Kai pasitikiu Dievu ir paklūstu jo įsakymams, jis pasirūpina manimi. Jėzus paima duonos kepalėlius ir žuvis, kurias siūlome jam, nors jų nepakanka pamaitinti minioms. Ir stebuklingai, nematomai padaugina. Mes galime pakankamai pasitikėti jo, kad sustotume. Mes nesustotume, mes nepasitikim jo, kad jis tą padarys. Mes jau kažkaip lyg ir pasitikim, nepasitikim, kad jis mūsų pinigus padaugins, bet kad jis mūsų laiką padaugins, kažkaip sunku tavo suvokti. Kartais apčiapiam nedaug, va taip, visa demonynas prisistato, kad tai tą, ką mes jau paėmėm, apčiapiam, išgriebti iš rankų. Žinai, kaip tą virvę, kad išgriebti ją. Reikia stipriai tą virvę laikyti, neužtenka, va taip tik tai 2 pirštais, tu stipriai turi laikytis, kaip pūga, ypač siautė, tą virvę nusitvėręs, ją turi stipriai laikyti. Aš pagalvojau, kaip stipriai jis tokia atsakomybė, kad nepaleistum, gal net bumbulą užsirišti ant galo, gal ten kažkaip, atraskit, kaip jam laikyti tą virvę, kad ją nepaleisti, kad laikyti. Atrask, va, savo sakau, kaip ją laikyti, kai tu pagriebi ją. Kita istorija yra iš kitos visai knygos. Tai yra toks Dale Carnegie, 20 amžiaus pirmos pusės autorius, vienos knygos Nustok rūpintis, pradėk gyventi. Ir jisai labai įdomių faktų pateikė. Aš kai skaičiau, galvojau, apie mūsų širdį. Jūsų širdis per dieną paskirsto po organizmą, ir mūsų čia, kokia jūsų, mano irgi paskirsto per dieną po organizmą tiek kraujo, kad pakaktų pripildyti geležinkelio cisterną. Tai tą turbūt cisterną, žinom, geležinkelio, kur baka visa. Per 24 valandas ji širdis išeikvoja tiek energijos, kad pakaktų kastuvų perkrauti 20 tonų. Širdies energija pavertus voltais ten, ar tonų anglių į 3 pėdų aukščio platformą. Tai čia milžiniški mastai. Kaip gali ištisai veikti, klausimas, ar ne? Šį neįtikėtiną darbą širdis be pertraukos atlieka 50, 70, ar 90 metų, priklausomai nuo to, koks jūs amžius. Kaip ištverti tokį krūvį? Autorius kelia klausimą ir aš to pačio paklausčiau. Daktaras Walteris Canonas iš Harvardo universiteto medicinos mokyklos paaiškino, čia viskas vyko 20 amžiaus pirmoji pusėje tie tyrimai. Dabar greičiausiai yra naujų ir sudėtingesnių tyrimų. Atsiprašau, atsigersiu iš čiūbokė. Daugelis žmonių yra įsitikinę, jog širdis dirba nesustodama, iš tikrųjų yra kitaip. Iš tikrųjų yra kitaip. Po kiekvieno susitraukimo tam tikras laikas, ten mikrosekundės gal dalis, skiriama poilsiui. Kitaip tariant, kai širdis susitraukia 70 kartų per minutę, ji praktiškai dirba tik 9 valandas iš 24. Beveik tiek, kiek mes miegam per parą. Ji ilsisi. Tai yra dirba širdis. Sudėjus visus poilsio periodus susidaro 15 valandų per parą. Argi nenuostabu? Ji dirba beveik tokiu pat kaip mūsų miego budėjimo santykis režimu. Dievas visur mums kalba apie poilsį. Netgi per tokius fizinius reiškinius, kai mes nemanom, atrodo, kad jin tuk ten pastoviai sakom, kaip jin ten kas per raumuo, mes tai pasvarstydavom, kaip jis gali dirbti. Jis ir nedirba, kitiem ir nedirba, miokardo infarktas tai rodo, kad nebedirba, suplyšta.
atitinkamai reikia prižiūrėti, tą savo dalį padaryti, bet mes tokio fakto, aš pirmą kartą perskaičiau, kad yra tokio ritmu širdis vis tik ir jokie vitaminai neišgelbėtų, jeigu ten jinai nedirbtų tokiu ritmu. Ir kitas, poilsis anaiptol nėra nieko neveikimas, poilsis tai remontas. Kai mes čia kalbėjom apie dvasinę, dabar čia visai iš kitos knygos, bet tas autorius irgi krikščionis, todėl jisai kalba, pradėk, sako, ilsėtis, kol dar nepavargai, ir iliustruoja tą teiginį tokiu pavyzdžiu. Plieno lydinių gamykloje buvo atliktas toks eksperimentas, paimta 2 grupės žmonių, reiškia, vieni neždavo su pertraukomis ir tas pertraukų santykis buvo toks, kad iš valandos, tarkim, valanda, ilsėdavosi didžiąją dalį valandos, 34 minutės, o 26 minutės sudėjusi visus tos poilsio ir darbo režimus gaudavos toks santykis. Ir daugiau, reiškia, ilsėjus netgi daugiau nei dirbo, bet tie, kurie dirbo tokiu poilsio darbo režimu, padarė 4 kartus daugiau tų lydinių pernešė, 48 tonas per dieną. O tie, kurie dirbo ištisai, pernešė per dieną 12 tonų lydinių tik tai. Ir jie jau po pietų būdavo išsekę, nusivalę nuo kojų, o tie dirbdavo, tiesiog ir iškopė, kad ilsėkis, kol dar nesipavargęs. Ir aš atsimenu savo, jau po kurio čia vaiko neatsimenu, gal po 2 ar 3, kai aš būdavo akim tokiom galvas zyziančia, jau atrodo nukris, pailsėk, bet ne, dar negali, nes reikia ten tą padaryti tą, o paskui jau viskas susimaišo, jau tu ir norim ilsėtis ir jau iš pervargimo nebegali, susilauki tokios būsenos ir galvoji, ką man čia reikėjo apskritai vaikų ir kas aš čia iš viso. Mes per savo kvailumą vadinti, kvailumu papuolame į tas bėdas, kada mes jau net fizinį kūną nualinam. Todėl, kaip ir žiūrėjom tą schemą prieš tai, kad žmogus yra vientisa asmenybė, jinai susidaro iš tam tikrų, mes turim, kaip sakyti, tą savo neignoruoti, nei vienos iš jų, nei fizinės savo dalies, nei emocinės, nei intelektinės. Kiekvienai daliai reikalingas tam tikros instrukcija Dievas davė. Šabas viena iš instrukcijos svarbiausia dalis. Ir tai skiriasi nuo paprasto poilsio. Jeigu jau pasaulyje žmonės naudojas to, tai kaip mums Dievo vaikams būti tokiems užsispyrusiems ir išdidiems, kad sakyti, ne Dieve, mes galim ir be to galim, bet mes tiesiog, kaip tas prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, ne laiku, sugesim. Dievas tikrai mums to nelinki, jis nori mums amžiaus tokio, kokio jis ir užrašė. Jis nubrėžė paskutinę ribą yra 120. Ir taip kaip pasakai, daug kas pusė tiek ir tai jau gerai. Ką čia pusė tiek? Mano vyras sėdi jau pusė tiek ir aš dar net nenoriu galvoti, kad vakar buvo ženta 30-metis ir aš jam trumpai pasakiau, sakau, kad tu dar mažiausiai 3 kartus tiek, kiek dabar, kad tai būtų dar 3 kartus po tiek, jam 30 suėjo ir sakau, kad dar 3 kartus po tiek. Nes tai bus 120. Bet tam mes turim būti, žinoti dalykus, gilinti ir ateit pas viešpatį, kad gauti jėgų pagal tą jau supratimą, kad gyventume. Kaip visada nepasakiau nieko naujo. Nieko naujo nepasakiau ir laikas jau eiti pabaigą, todėl pabaigsim maldą. Aš perskaitysiu tiesiog, o galim ir kartoti iš paskos. Viešpatie, padėk man laikytis tavęs, kaip savo virvę per šiandienos pūgą. Man reikia tavęs. Stabtelti, pabūt su tavim. 1, 2 ar 3 kartus per dieną. Jeigu man šiandien atrodo, kad tai vargiai pasiekiama, prašau padėk man. Parodyk man kelią. Išmokyk mane būti maldingai atidžiam tau. Viešpatie, šabo mintis pareikalaus daug pokyčių mano gyvenime. Parodyk man, kaip žengti kitą žingsnį tą kryptimį.
Padėk man patikėti tau viską, kas lieka nebaigta. Nesistenk valdyti tavo pasaulio už tave. Išlaisvink mane, kad pradėčiau nukreipti savo gyvenimą į tave vieną. Jėzaus vardu. Amen. Amen.